noriu pereiti prie kito svarbaus išorinio veikėjo, tai yra universitetų. Ir šioje diskusijoje dalyvaus Lina Adomaitienė, Lietuvos sporto universiteto Kėdainių Aušros progimnazijos direktorė, kuri yra ir ISM švietimo lyderystės programos alumnė. Taip pat kita Lina Mickevičienė iš Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Ji baiginėja Vilniaus universitete magistro programų vadovam ir Andrius Kniška, Vilniaus Gabijos progimnazijos direktorius, kuris baigė magistro programą VDU. Tai iš tikrųjų, galvodami apie šią diskusiją, tiesiog, kodėl man atrodė svarbu kalbėti apie magistro programų poveikį. Iš tikrųjų, tas pokytis, kad mokyklų vadovai turi turėti magistro laipsnį, yra labai dar nesenas, įvestas tik tai 24 metais. Ir šiuo metu Lietuvoje ir siūlomas 8 magistro programos norintiems būti mokyklų vadovais. Tai iš tikrųjų, kai ir kalbėjom su kitais, galvojom apie šitą renginį, tai kėlėm tą klausimą, kad galbūt dar šiek tiek yra per anksti apie tai kalbėti, galbūt po kelių metų bus tas poveikis magistro programų aiškesnis, bet kita vertus atrodo labai geras laikas jau dabar apie tai kalbėti ir man atrodo, tai turėtų būti įdomu išgirsti ir universitetam, rengiantiem tas programas, išgirsti atgalinį ryšį tų, kurie tas programas baiginėja ar baigia ir galbūt gali pateikti įžvalgų, kaip tos programos, kokią naudą jiem teikia. Noriu iš karto pabrėžti, kad atrinkom iš tikrųjų atstovus iš 3 universitetų programų kaip alumnus, bet nėra tikslo tų programų kažkaip palyginti, kuri geresnė, blogesnė, tiesiog turėti tokį objektyvesnį vaizdą, skirtingas patirtis vienoj diskusijai. Tai sveiki diskusijos dalyviai ir nežinau, gal pradėsiu nuo Linos Adomaitinės, krypsos su pavardė, kadangi 2 Linos yra. Tai galbūt jūs galite pasidalinti iš savo patirties, ką konkrečiai pritaikėte iš tos programos, kurią baigėt ASM savo darbe, kas jums buvo tikrai taip naudingiausia ir praktiškai pritaikoma. Tai laba diena, iš ties dėkojam už galimybę diskutuoti, dalintis patirtimi. Iš ties esu labai dėkinga, kad turėjau galimybę magistratūros studijuoti būtent ISM universitete ir labai sąmoningai rinkausi, kurį universitetą rinktis, stiprinant savo kompetencijas. Ir tikriausiai šitos programos didžiausia vertė būtent, kad mes labai daug komunikavom įstaigų vadovai tarpusavyje, nes studijos buvo daugiau kontaktinės nei nuotolinės ir tos susimezgusios draugystės ir bendras kompetencijų stiprinimas tai buvo pati didžiausia vertė, kuri augino daugelį kompetencijų ir jeigu bandyti išskirti, tai man asmeniškai pati didžiausia vertė tai strateginio mąstymo lavinimas, bendruomenės telkimas, pokyčių valdymo kompetencijos ir emocinė lyderystė. Ir būtent emocinė lyderystė ir emocinio atsparumo tema tapo ir mano magistro darbo pagrindu. Ir mes kartu su kolegė VDU Sokratos licėjaus vadovė Vitalija Latožaitė pasirinkom rašyti magistro darbą ir tyrinėti švietimo įstaigų vadovų emocinio atsparumo kompetencijų stiprinimo galimybės. Ir mūsų tyrimas gal kažkiek susišaukia su gerbiamos Rasos, kai buvo tirta požiūris į pokytį įstaigų vadovų, tai mes žiūrėjome ir tyrinėjome 18 gebėjimų 4 emocinio intelekto srityse ir išskyrėme dalykus, kas stiprina vadovus ir kas mažina emocinį atsparumą. Kartu truputėlį pasižiūrėjome, kiek skiriasi valstybinių įstaigų ir privačių įstaigų vadovų emocinis atsparumas. Tai jeigu labai trumpai, kad visi įstaigų vadovai ypatingai didžiulių, svarbiausių socialinio sąmoningumo veiksnių įvardina darbuotojų emocinę sveikatą ir savo įstaigose daro viską, kad jų darbuotojai jaustųsi kuo geriau. Patys vadovai valstybiniam sektoriui, stiprindami savo asmeninę emocinę kompetenciją, jie ieško savigalbos tinklų, jie jungiasi į klubus, į veiklas ir jie kartu sprendžia problemas ir kartu mokosi. Tai yra puikus pavyzdys dabar, koks yra noras įsilieti į švietimo numeris 1, švietimo lyderių klubus.
Tai yra ta vertė, kur mus labai stiprina ir kur mes pasitikslinam, kad esame ne vieni vienose ar kitose situacijose. Visiškai skirtingai pasirodė mūsų tyrime privačių įstaigų vadovų emocinis atsparumas, ką jie stiprina. Jie renkasi save stiprinti labiau individualiuose savo kaip asmenybės stiprinimo plotmėse, tai yra meditacija, joga, galbūt kažkokios terapijos, ir jie, kaip ir individualiai kalbant, norėtų jungtis į tinklus, bet kaip ir greičiausiai tas konkurencingumas, kai tu esi privačiame sektoriuje, to galbūt neleidžia ambicijos kažkokios, tai mes kvietėme keisti truputėlį tą požiūrį, konkurencingumą paliekant truputį antram plane, labiau ieškant identiteto, kodėl pas mane turėtų ateiti vaikai. Labai įdomu buvo pasižiūrėti, kasgi mažina vis tik tai valstybinio sektoriaus įstaigų vadovų emocinį atsparumą. Tai respondentai išskyrė perteklinę dokumentaciją, neapibrėžtumą švietimo sistemoje, apie kurią kalbėjau šiandien beveik visi pranešėjai, būtent skubotą naujovių reformą ir nesaugumą dėl kadencijų ir vietos politikų įtakų sprendimuose. Tuo tarpu labai įdomu dar buvo pasižiūrėti, kaip emociškai stiprinančius daiktus įstaigų vadovai, kokius emociškai stiprinančius daiktus laiko savo darbo kabinetuose. Tai įdomu pacituoti tai, kad aukštą emocinį atsparumą turintys įstaigų vadovai savo darbo vietose turi kruopščiai atrinktas darbo knygas ir svarbius rašiklius, brangius rašiklius. Vidutiniam emocinį atsparumą turintys vadovai savo darbo stalčiuose dažniausiai laiko antistresinius kamuoliukus, o žemiausią emocinį atsparumą turintys vadovai laiko aromaterapinės priemonės, tai yra ir žvakės, ir kažkokie smilkalai. Tai čia toksai gal animacinis požiūris, jeigu tyrėjų atveju pasižiūrėti, bet bandant kalbėti, kad įstaigų vadovam reikia atsparumo ir reikia stiprinti atsparumą, ir tam turėtume kurti greičiausiai valstybės lygmenių didesnį tokį tinklą, pasižiūrėti, kaip galime padėti vieni kitiem. Tai regionuose gal savipagalbos grupės ir kitus dalykus. Tai truputį jau nuėjau į kitus galbūt klausimus. Nuo pačios galbūt magistro studijų vertės man kaip įstaigos vadovui ir tom kompetencijom, kurias lavinau ir stiprinau. Ir labai džiaugiuosi, kad su savo studijų draugais, su dėstytojais kartu organizuojame konferencijas. Kaip tik pernai pavasarį organizavom didžiulę respublikinę metodinę praktinę konferenciją kartu su partneriais iš ministerijos, iš nacionalinės švietimo agentūros. Diskutavome būtent, kaip galime sukurti emociškai stiprias bendruomenės ir nuolat tobulėjančias bendruomenės. Tai vėlgi universiteto, kaip ir tos draugystės, jos tęsiasi, mes toliau kuriame įvairias priemonės, kaip galime stiprinti tiek švietimą regionuose, tiek Lietuvos lygmeniu. Ačiū labai, Lina, ir tikrai labai įdomu buvo išgirsti daugiau ir apie jūsų magistrinį darbą ir jo išvadas. Tikrai labai įdomu. Norėčiau suteikti tada žodį dabar pasidalinti savo patirtim Vilniaus Gabijos progimnazijos direktoriui Andriui Kniškai. Prašau, pasidalinkit su mum, ką jūs vertingo išsinešėte iš magistro programos. Labą dieną, tikiuosi, kad girdžiuosi gerai. Dėkuoju už galimybę. Puikiai, dėkuoju už galimybę šiandien čia dalyvauti. Šiaip iš esmės Vytauto Didžiojo universiteto švietimo akademija eina su švietimo vadybos lozungu, kuris skamba vadovas tyrėjas. Ar ne? Tai jeigu mes kalbam apie šitas studijas, tai yra apie tai, kad vadovas, kaip ir žinot, labai yra populiaru girdėti tą frazę duomenimis grįsta vadyba. Tai duomenys yra labai didelė mūsų darbo dalis ir taip, kaip mes su jais tvarkomės ir kaip su jais dirbam, lemia kartais ir tą mūsų sprendimų teisingumą arba neteisingumą, klaidų kiekius ir panašius dalykus. Tai ko gero čia vienas iš svarbiausių momentų ir yra būtent šiuose studijose. Sakyčiau, kad tai yra labai teisingas pasirinkimas
kai esi pradedantis vadovas, faktas, kad, žinot, vadovas su patirtim jau ko gero nesirinks tokios analitinės dalies, jau eina į praktiką ir į kitokias studijas truputėlį, bet būtent pradedant faktas, kad tai yra labai stipri pagalba, kalbant tiek apie čia vizijos nustatymo klausimus, netgi apie planavimą tų pačių ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir apie mokymąsi. Visur tai yra duomenys, visur yra jų tyrimas, visur yra jų analizė ir jų toks praktiškas ir protingas panaudojimas. Tai be jokios abejonės ta dalis yra be galo svarbi. O jeigu taip truputėlį užmetant akį į mano magistrinį darbą, tai jisai buvo apie mokyklos įvaizdį ir kas jam turi didžiausios įtakos. Tai čia tiesiog toks smalsumo dėlei galima išskirti, kad visiems beveik 90% vadovų yra be galo svarbu taip, kaip mokykla atrodo viduje ir tik paskui mes žiūrim į išorę. Tai vėlgi grįžtant, žinot, prie to duomenų svarbos momento, jeigu mes susitvarkom pas save, tai ko gero atrodysim gerai ir išoriai. Tai tokios būtų įžvalgos to momentu. Ačiū, Andriau, dar būtinai sugrįšim prie jūsų ir tada Linos Mickevičienės, kaip jau pristačiau, dar kad pakartosiu, jinai yra Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Lina, kokios jūsų patirtys? Dar nebaigėt, bet šiais metais, kiek žinau, baiginėjat magistro programą, ar ne? Norėjau pasakyti, kad labai tikiuosi, kad pabaigsiu, nes dar anksti kalbėti, bet jau už savaitės turiu pateikti savo magistrinį darbą ir dalyvavimas čia yra man kaip didžiausia dovana, nes aš tiek dar medžiagos savo magistriniam darbui ištekavau, žinokit. Ir net pavardžių panašių, pavardžių radau irgi iš savo magistrinio darbo ir netgi mačiau gyvai tos žmonės beveik. Tai ačiū už šitą didžiulę dovaną. Tai taip, iš tikrųjų, tai, kas tapo iššūkiu, jūs pati minėjot, kad nuo 24 metų įsigalioja tas įstatymas, kad reikalingas yra magistro laipsnis. Tai pradžioje tai buvo didžiulis iššūkis, bet dabar, kai jau reikia pabaigti, tai aš suprantu, kokia didelė tai buvo dovana man, kaip pavaduotojai, kuri dar tik antrus metus pavaduotoja, tai nežinau, neatsidžiaugiu ir galbūt netgi norėčiau pasilikti kartoti kursą, nes tikrai tai buvo labai labai vertinga, bet aišku, aš juokauju. Tai ką aš išsinešu iš Vilniaus universiteto, tokius 3 galbūt esminius dalykus norėčiau paminėti, tai yra pirmas gebėjimas sprendimus grįsti duomenimis ir tyrimais. Tai iš tikrųjų, kas anksčiau man pačiai atrodydavo, kad tie sprendimai galbūt labiau remdavosi kažkokia intuicija arba patirtim, kad ir menka vis tiek ta patirtim, tai dabar dažniau galbūt pradėjau kelti savo klausimus, ką rodo duomenys, ar ne, iš studijų, ką sako mokinių pasiekimai, lankomumas, mokytojų refleksijos ir kokį pokytį mes, sakykime, kaip vadovai, kaip vadovų komanda mūsų gimnazijoje norime iš tiesų matyti. Tai vienas aspektas. Antrasis aspektas tai yra stipresnis supratimas atėjo galbūt matyti mokyklą kaip besimokančią organizaciją. Tai iš tikrųjų žinom visi, kad pavaduotojo darbas tai ne tik tai sudarinėti tvarkaraščius ar ten prižiūrėti ugdymo planus, bet taip pat ir kurti sąlygas mokytojams. Mokytojams būtent augti, kalbėtis, reflektuoti. Tai iš tikrųjų, ką aš parsivežiau iš savo studijų, tai turbūt tą tokį supratimą apie besimokančios organizacijos svarbą. Na ir trečias, ir aš manyčiau, kad man asmeniškai tai tikriausiai pats svarbiausias ir sentimentaliausias, tai yra mūsų studijų grupė, kurioje aš studijuoju. Nes iš tikrųjų šita grupė yra tokia įvairialypė ir žmonės iš visiškai skirtingų organizacijų, iš gimnazijų, progimnazijų, privačių mokyklų, darželių ir panašiai. Ir jie visi atvykę iš skirtingų savivaldybių, iš skirtingų regionų netgi. Tai manau, kad pati didžiausia vertybė ir yra ta, kad ta teorija, ką mes gauname, čia ir dabar gali būti tvirtinama praktikoje.
Ir kada tu perskaitai vadovėlį ar straipsnį apie, tarkim, lyderystę arba įtraukti yra viena, bet visai kita yra sėdėti auditorijoje su grupe ir reflektuoti, diskutuoti, lyginti ar ne, kalbėtis. Ir iš tikrųjų tai, ką aš parsivežu būtent iš universiteto kaskart, tai yra, sakykime, tų diskusijų mūsų bendrų nauda, kada tu gali augti kaip asmenybė, gali augti kaip vadovas ar ne, semtis patirties ir matyti, kad tu tikrai nesi toks vienas, kuris nelabai kartais ir susigaudo toje situacijoje. Tai va šitą žmogiškąją patirtį galbūt aš labiausiai vertinu iš savo studijų. Ir tai tikrai motyvuoja studijuoti toliau, nebūtinai universitetas ar ne, bet ieškoti tų bendraminčių, kur tu galėtum kalbėtis ir galėtum semtis tos patirties ir parsivežti į savo mokyklą ir taikyti tai praktiškai. Tai man Vilniaus universiteto šita dovana studijų yra labai brangi ir aš tikrai tikiuosi, kad tai dar yra ne pabaiga. Tai būtų tiek. Ačiū, Lina, ir tikrai didžiausios jums sėkmės ginantis magistro darbą ir tikrai čia jūs mums dėkojate šitą renginį, bet ačiū jums, kad jūs radot laiko skirti jam tokiam intensyviam laikė, dar šiaip mokslo metų galas. Gerai, tai tikrai buvo labai įdomu išgirsti, kad visi taip pozityviai vertina tas magistro programas, bet noris ir šiek tiek paklausti, nebūtinai kas buvo blogai, bet labiau galbūt ką jūs jeigu galėtumėt patarti universitetam, kaip patobulinti magistro programas, ką galbūt jaučiat, kad dar kažkokios tai ar temos, ar tam tikrų įgūdžių, ar kažkokių formatų, kažko, ko gal pasigedot, arba dar kažkuriam daugiau skirtumėt dėmesio, tai tiesiog būtų įdomu išgirsti trumpą pasidalinimą. Nežinau, gal pradėsim tą pačią seką, tada Lina nuo jūsų, Linos Adomaitinės. Išties magistro studijos tai natūralu, kad jo truputį turi duoti teorinį kontekstą, ar ne, ir truputėlį tą suvokimą lyginant Lietuvos situaciją, švietimo, jeigu kalbėti plotmėje su pasaulio, nes tas pasaulis tampa globalus, kuo toliau, tuo labiau gali būti čia, o dirbti su keliom mokyklom šalia ir tos didžiulės Erasmus galimybės atveria didžiulius vartus, ar ne, ir vaikam parodyti, ir mokytojam, ir vadovų komandai. Tai aš manau, kad labai svarbu yra viena iš būsimo vadovo kompetencijų yra gebėjimas suburti žmonės. Tai jūs, universitetai, turėtų daugiau šiuose studijose galbūt skirti kažkokių bendruomenės telkimo ir komunikacijos laboratorijų veiklų, galbūt daugiau šešėliavimo principo veiklų ir pagrindimų, kai galima eiti į švietimo įstaigas, kur dirba tikrai labai stiprūs ir kompetentingi vadovai, tiesiog pasižiūrėti, kaip jie sprendžia situacijas, kaip jie veda didžiulius susirinkimus, aišku, išlaikant kažkokius konfidencialumo ir asmens duomenys ir taip toliau. Viena irgi iš sričių dirbtinio intelekto technologijų taikymas vadyboje, ką mes dabar labai daug skiriam laiko ir ieškom, kaip tobulinti procesus, kaip rengti dokumentus, gerinant komunikaciją, taupant administracinį laiką. Realių krizinių situacijų simulacijos. Va tai yra ta plotmė, kur pasigendam ir nuolat ieškom, kur mokytis, būtent simuliuojant, modeliuojant krizinės situacijas. Nes kada įvyksta kažkokie įvykiai Lietuvoje, o dabartiniai įvykiai mums rodo, kad kuo toliau, tuo labiau to neapibrėžtumo įvyksta, tai tiesiog krizę valdyti vis tiek pats pagrindinis esi lieki vadovas, ar ne, ir to būtent simuliacijų, kaip elgtis, kaip algoritmus taikyti, tai tiesiog va čia būsimiems studentam iš tikrųjų būtų tikrai labai, manau, naudinga. Ir be abejo, tas emocinio atsparumo ir psichologinės lyderystės moduliai, kai kiek žiūrėjau įvairių universitetų programas, jie yra, bet būtent labiau norėtųsi, būtent pasikartosiu, bet tų praktinių įvairių galimybių. Ačiū labai, Lina. Andriau, kai šiek tiek ruošiausi šitai diskusijai ir apie visus jūs skaičiau šiek tiek, kad turėčiau kontekstą, tai
Mačiau, kad jūs pradėjote 20 metais eiti mokyklo vadovo pareigas ir tai jūs išgriuvo viskas. Ir pandemijos klausimai, naujos ugdymo programos, didelis mokinių skaičius, įtraukusis ugdymas. Tai irgi mačiau, kai linksėjot, kai Lina dalinosi apie tą krizių valdymą, bet gal irgi dar kažko papildytumėt, ko jūsų manimo būtų galima tobulinti tas programas, kad jos paruoštų tam. Ačiū labai už pastebėjimą tą. Taip, tikrai buvo labai įdomus laikas ir krikštas labai toks buvo įspūdingas. Kaip sako, žinot, patvirtinu kiekvieną žodį, ką sakė kolegė, absoliučiai visa tai yra be galo svarbu. Ir pats buvau pasižymėjęs, kad tas praktinis pritaikymas, teorinės žinios, viskas labai gerai yra, jos tvarkoj, bet kai tu ateini ir tau reikia praktiškai suvaldyti konfliktą, tai yra kas kita truputėlį, nes pasirodo, kad tie algoritmai gali kartais ir neveikti ir nuo 3 punkto šokia į 7 punktą, nes visi kiti tarpiniai yra praradę prasme. Aš galvočiau, žinot, kad gal kartais nepavyks nueiti pas vadovą į jo vietą, bet galbūt universitetai galėtų turėti kažkokią vietą vadovams, kurie galėtų ateiti ir pasidalinti tą savo, tokią praktinių kursų kažkokį. Tai vėlgi čia sprendent, ko gero, daug ką galima surasti. Dar vienas sritis tikrai vėlgi psichologinis atsparumas be galo svarbus. Jeigu vadovas pats bus atsparus, tai jisai tikrai gebės padėti ir kitų atsparumą gerinti. Aš dar sakyčiau, kad labai svarbu yra konfliktų sprendimas. Ir čia reikėtų stipriai padirbėti, ko gero, su būsimais vadovais, nes, tai kaip bebūtų, mokykla yra labai daugelio interesų laukas. Čia mes turime ir mokinius, ir tėvelius, ir kolegas mokytojus, ir galų gale ir steigėjai, ir valstybinę politiką. Tai tie momentai, jie ne visada yra tokie tobulai sutampantis, kai vienai pusė reikia įrodyti teisingumą kitos pusės, o vadovas galbūt turi savo trečią nuomonę. Tai čia vėlgi yra sudėtingi momentai ir šitą sritį irgi manyčiau, kad reikėtų stiprinti. Taip, ko gero, tokie pagrindiniai pasižiūrėjimai būtų iš savo praktikos ir patirties. Labai vertingi. Ačiū, Andriau. Na ir Lina, jūsų klausom. Aš tikrai pritariu savo kolegoms, praktiškai mano visos mintis išsakytos, bet aš kaip ta pradinukė pavaduotoja, pavadinkim taip, dar tik 2 metus dirbanti, galbūt norėčiau dar truputį daugiau praktikos, kaip reikėtų dirbti su duomenimis. Nes iš tikrųjų, kaip analizuoti pasiekimus, kaip iš tų duomenų parengti ataskaitą ir priimti tam tikrus sprendimus ir kaip pristatyti mokytojams taip, kad tai netaptų tokia kaip mokytojų našta, bet kad tai kviestų daryti tą pokytį, kad kažkas tai mes kartu keičiam, nes mes matom pagal duomenis, kokia yra ta situacija. Tai man galbūt būtų toks poreikis padirbėti daugiau su tuo. O daugiau aš tikrai esu labai patenkinta, nes tikrai labai daug gavau ir dirbtinio intelekto, ir stažuotė mano buvo šešėliavimo pagrindu, ne stažuotė, o praktika, ir stažuotėje buvome užsienyje. Tai iš tikrųjų labai daug gauta, bet sakau, niekada nėra, sakykime, mažai, nes iš tikrųjų, kada tu esi pradedantysis, tai tu tiesiog semi tą informaciją ir tu tikrai vertini kiekvieną tą paskaitą, kiekvieną tą dalyką, ką tu gauni ir tikrai parsiveži ir naudoji. Tai vėlgi pasikartosiu, esu labai dėkinga už tai, ką gavau ir dar noriu, dar daugiau. Kaip smagu girdėti tokį alkį žiniom ir gebėjimam naujam. Noriu suteikti progą galbūt auditorijai. Galbūt yra, tikrai tikiu, kad tarp klausančių yra daug irgi bebaigiančių ar baigusių magistro programas, kalbu dabar konkrečiai apie mokyklų vadovus, pavaduotojus. Galbūt kažkas norėtumėt pasidalinti irgi, tiesiog suteiktumėm galimybę įjungti mikrofoną, pasidalinti vaizdu, tiesiog dar praplėsti tą paveikslą savo patirtim, savo studijų, kas buvo naudinga, ką išsinešėt. Tiesiog pakelkit ranką arba rašykit į čatą.
kol nematau nei rankų, nei komentarų, tai dar, Lina, aš norėčiau jūsų paklausti tokio platesnio klausimo, nes aptarinėjom prieš tai diskusijoje, ką daro kitos institucijos, kiti veikėjai, kaip padeda mokyklų vadovam. Dabar aptariam vienas iš universiteto veikimo pagalbos būdų yra tos magistro programos orientuotas į vadovus. Bet žinom, kad Lietuvoje yra ir kitų universitetų ir mokyklų bendradarbiavimo formų. Pavyzdžiui, yra ir VDU mokyklų tinklas, yra ten, nežinau, VGTU ir KTU inžinerijos licėjai, tokie jau specializuoti. Ir vat ir jūs pati esate iš Lietuvos sporto universiteto, Kėdainių Aušros progimnazijos. Tai gal galite pasidalinti savo nuomonę, vat, ką duoda tas universitetų ir mokyklų bendradarbiavimas, kiek jisai teikia naudos, kiek gal kažkur palengvina tam pačiam mokyklų vadovui kažkokius sprendimus. Tai tiesiog, kokios būtų jūsų išvalgos? Tai išties, taip, mes esame Lietuvos sporto universiteto bendruomenės dalis, tai yra mūsų pagrindinis socialinis partneris. Ir man kaip vadovui, reiškia, labai atsiranda aiškus identitetas organizacijos, tai padeda stiprinti ir labai aiškiai formuoti strategiją, kryptis, bendradarbiavimo galimybės. Kaip mokytojams kokią naudą turi priklausymas ar ne ir buvimas universiteto dalimi, tai yra jiems labai svarbu tapti akademinės bendruomenės dalimi. Mes dalyvaujame ir įvairiuose tyrimuose ir universiteto studentai bei dėstytojai atvažiuoja pas mus, galime girdėti, matyti naujausius tyrimus, taikyti inovatyvius mokymo metodus. Ir turime suprasti greičiausiai vieną dalyką, kad šiuo metu mokykla jau nebegali augti viena ir apie tai mes ir kalbam. Ir tas socialinis kontekstas, socialinė partnerystė, ar į sportinę veiklą, ar į akademinę veiklą, ieškant mokyklos identiteto ir to vadinamo veido, ar ne, tai padeda įstaigų vadovams turėti aiškią kryptį, aiškią komunikaciją su vidum, su išorė ir lygiai taip pat išsilaikant rinkoje, kada mus renkasi, ar ne, kada vaikai ir tėvai renkasi, kokią švietimo įstaigą norėtų patekti ir kur ugdytis, kokias vertybės perima. Natūralu, kad identitetas ir aiškiai kryptis praplečia ir galimybę diegti įvairias kitas programas. Mes, tarkim, turim olimpinių vertybių ugdymo programą ir įvairias kitas programas, bet tai yra aiški linija, kas dar labiau apaugina mus kaip bendruomenė ir iš to visi kartu ir stiprėjame. Ačiū, Lina. Sonata kelia ranką, tuoj pat suteiksime jai galimybę pasisakyti. Tai laba diena. Ar girdite? Sveiki, girdim. Tai iš tikrųjų, Linai, didžiausi linkėjimai, tai mes tos abi kurso draugės, kurios ruošiamės gynimui ir tikimės, kad apsiginsim. Tai išgirdau kitos Linos kolegės tą tokį komentarą, ar ne, kad universitetinės mokyklos, gimnazijos, jos turi galimybę su tame akademinėme lygmenyje daugiau bendradarbiauti. Tai ką mes, mūsų grupė, Vilniaus universiteto dabartiniai magistrantai, ką mes iškėlėme klausimą savo dėstytojams po tarptautinių stažuočių, kai mes turėjome refleksiją, kad iš tikrųjų mes galvojam, kad visiems vadovam būtų ne pro šal gal kas 5 metai sugrįžti į kažkokias tokias trumpas studijas universitetuose, kad tai nebūtų kvalifikacijos tobulinimas su mums įprastais lektoriais, ar ne, bet kad tai būtų tokios mini kažkokios akademinės studijos kas 5 metai. Mes sakėm, būtų gerai koks pusmetis tokių gilių akademinių žinių atnaujinimas, galbūt ir neatnaujinimas, galbūt prisiminimas. Kiti sakom, gal bent savaitę užtektų. Ir kas dar labai norėjau pasakyti, kad kolegos, kurie buvo stažuotėje Estijoje, kokią jie parvežė žinutę. Jie parvežė žinutę, kad Estijoje yra labai glaudus mokyklų bendradarbiavimas su universitetais, būtent tyrimo prasme, kad yra vykdomi maži, siauri tyrimai, kurie yra reikalingi būtent mokyklom, ugdymo procesų, ugdymo turiniui. Ir jie viską grindžia tais tokiais
tyrimų duomenimis. Taip, Lietuvoje mes irgi tai darome, bet ten truputėlį kita situacija. Tai vat ir sakom, vadovai kas 5 metus galėtų būti sugrąžinami kažkur į universitetinę akademinę aplinką ir kad universitetai pradėtų atsisuktų daugiau į tą mokyklų problematiką. Maži tyrimukai ten, kaip ir sakė kolegos, ką jie ten tyrė, matematikos skaičiavimų problemas, kodėl vaikai kažkodėl neskaičiuoja arba nemoka kažkokių ten uždavinių, ten, nežinau, trupmenų skaičiuoti. Tai va, tai iš tikrųjų tos studijos yra labai ir 100% sakau, kad tikrai visi vadovai turime studijuoti, baigti magistratūrą ir tai būtų gerai, kad tai pasikartotų karts nuo karto. Tai tiek norėjau. Ačiū labai, Sonata, ir iš tikrųjų truputį siejasi su to, ką Andrius sakė, bet tokius kažkokius vėl impulsus, tą dalinimąsi patirtim. Tai matau, kad mūsų laikas baigėsi, nors tikrai dar norėtųsi tęsti, kalbėti, bet irgi siekiam baigti laiku ir jūsų neužlaikyti visų, tai didžiulis ačiū Andriui, abiem Linom, Sonatai, visiems anksčiau kalbėjusiem, visiems prisijungusiem ir buvusiem kartu. Taip pat dar kartą noriu padėkoti Dariui ir Ramuniai, mūsų vertėjam, kuriem tikrai buvo, manau, pakankamai toks intensyvos šitos valandos. Mantai, kuris techniškai padėjo šiandien mums, atsiprašau pati už visokius kažkokius nesusigaudimus, nedidelius kažkokius netobulumus, bet tikiuosi, kad jums visiems buvo vertinga, naudinga ir kviečiu rytoj vėl susijungti tuo pačiu laiku, 14 valandą, nuoroda ta pati. Ir pratęsim diskusiją. Bus vėl įdomių pranešimų, įdomių pokalbių. Tai geros likusios visiems dienos ir iki rytojus.